Gegužės pabaigoje Čikagos apylinkėse svečiavosi Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis į Jungtines Amerikos valstijas atvyko su ypatingu kvietimu. Vyskupui Mindaugui Sabučiui Konkordijos teologijos seminarijoje gegužės 22 dieną buvo suteiktas garbės daktaro vardas. Viešėdamas Čikagoje Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis dalyvavo ir pamokslą sakė Tėviškės parapijos pamaldose. O gegužės 25 dieną, kai JAV prisimenami mirusieji, vyskupas dalyvavo lietuvių tautinių ir Betanijos kapinių šventėse, kur taip pat sakė pamokslą. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė nuoširdžiai sveikina vyskupą Mindaugą Sabutį, gavus garbės daktaro vardą Konkordijos teologijos seminarijoje.